Tai sveiki visi, aš esu Lietuvos pardavimo asociacijos vadovė. Tai šiandien turim renginį, kaip atpažinti gerą pardavėją. Tai jeigu labai trumpai apie pačią organizaciją ir ką mes veikiam, tai mes vienijam pardavimų žmonės, pardavėjus, pardavimų vadovus ir įmonių vadovus į vieną tokią platformą, kad jie galėtų dalintis darbo skelbimais, kad jie galėtų tarpusavį networkint, kad jie galėtų uždaroje grupėje klausti, rekomenduoti, kelti jiems aktualius klausimus ir apskritai, kad galėtų dalintis jau turima savo patirtimi su kitais. Ir ne tik tai su kitais pardavėjais, bet ir su tais žmonėm, kurie ateina į rinką. Turiu omeny pačius studentus. Labai daug dėmesio skiriam būsimiems pardavėjams, studentų integracijai, kad jie žinotų tam tikrus esminius dalykus. Ir turim pačioje asociacijoje LIPA 2 naujienas. Tai pirma naujiena, nuo vasario pasileidžia kartu su KTU pardavimo valdymo modelis, kur asociacijos nariai gali prisijungti nemokamai ir prisiminti ar tai sužinoti tokius esminius dalykus pardavimuose. Tas pats Darius Pietaris, jisai ves paskaitą šiame modelyje apie klientų segmentavimą ir dėrybas. Kiek žinau, Darius turės ir praktinę dalį dėrybų. Turėsim ir daugybę kitų lektorių, kurie kalbės apie CRM, kam jisai reikalingas, kaip jį naudoti efektyviai. Duosim tokią praktinę užduotį, realų CRM. Tada kalbėsim apie elektroninius laiškus, kaip juos rašyti, kaip pitchinti ir taip toliau. Tai tų temų bus labai įvairių. Ir antra naujiena, kurią turėsime greitų metų, tai yra pardavimų mentorystė. Tai pardavėjai, kurie ieškote mentorių, kviečiu prisijungti prie LIPA, Lietuvos pardavimo asociacijos ir gauti norimą mentorių. O dabar sugrįžtant prie pačio renginio, tai norėčiau pristatyti šiandienos svečius. Tai Karolina Ignatavičiūtė, kuri atstovauja Teltonika Energy ir yra žmogiškųjų išteklių vystymo skyriaus vadovė. Sveika, Karolina, dar kartą. Labą, sveiki visi. Taip pat šiandien turime ir Andrių Francą, kuris yra iš Alliance for Recruitment atrankos personalo kampanijos partnerė. Sveiki. Ir Darius Pietaris, kuris taip pat yra asociacijos vienas iš valdybos narių, Invin treneris, pardavimų konsultantas. Labas dar kartą, Dariau. Sveiki visi. Tai visą šitą diskusiją mes įrašysime, kad kiti pardavimų žmonės galėtų persižiūrėti ir jeigu jūs dar kartą norėsit persižiūrėti apie tai, ką kalbėjote, kalbėjo lektoriai, tai tikrai dar kartą galėsite tai padaryti. Tai visą informaciją atsiųsim elektroniniu paštu. O dabar, kaip visas webinaras atrodys. Tai iš esmės turėsim 3 kambarius. Kiekvienas lektorius turės po savo skirtingą kambarį. Jūs būsit paskirstyti automatiškai, jums nieko daryti nereikės. Tai kiekvienas lektorius keisis tuose kambariuose ir su jumis pasidalins tam tikrą informaciją. Tai siekiam, kad turinys būtų kaip įmanoma kokybiškesnis, tai jūs nebijokit klausti. Mums šis tas formatas su Zoom kambariais yra naujas, tad parašykit savo grįžtamą ryšį, ar patiko, ar vertėtų daryti tokius susitikimus. Galbūt sakysit, nevertėtų, tai irgi atsižvelgsim ir tada darysim arba nedarysim tokių susitikimų. Tai dabar dar techninė dalis. Jeigu atsijungsit ir netyčia pridėčiau kambarį, kuriame jau išgirdote tą turinį, tai aš vaikščiosiu per kambarius, tai tiesiog parašykit man ir pridėsiu jūs į kitą kambarį. Pasistengsiu pasekti laike, nes kiekvienas lektorius turės po 25 minutės kiekvienam kambaryje, tai informuosiu, kai laikas eis link pabaigos. Kad jūs tiesiog žinotumėt, kiek maždaug galit laiko skirti patiems klausimam. Po šitų 3 kambarių, po apsikeitimo, sugrįšim į bendrą erdvę, kur jeigu turėsit bendrų kažkokių tai klausimų, galėsit juos užduoti bendrai. Ar viskas aišku? Aišku. Puikiai. Gerai. Taip, tai tuoj suskirstysiu jūs į kambarius. Priklauso nuo to, kaip žmogus jaučiasi tuo metu arba kaip galvoja.
Nes, pavyzdžiui, dabar, vat, irgi jūs sėdit kažkaip tai, jūs kažkaip tai esate apsirengę, kažkas įjungęs kamerą, kažkas neįjungęs kameros. Ne, čia yra elgesys. Ir jūsų elgesys iš tikrųjų priklauso nuo to, ką jūs galvojate arba kaip jūs jaučiatės. Aš, pavyzdžiui, paprašiau įjungti kameras, ar ne, bet kažkas nusprendėt, kad vis dėlto ne, jūs turite tam savo priežastis. Ir tas yra minčių tam tikra išdava, ne, rezultatas. Tada klausimas kitas toliau esantis, ne, nuo ko priklauso tos emocijos ir mintys. Tai reiškia, kodėl mes jaučiamės vienaip arba kitaip, kodėl mes vienus arba kitus dalykus galvojam. Kaip manot, nuo ko priklauso emocijos ir mintys mūsų? Nuo asmenybės. Jo, Milda, labai teisingai. Tai yra asmenybės. Klausimas, nuo kurios asmenybės dalies? Nature versus nurture. Jo. Apie 50% mūsų asmenybės yra genetika. Tai reiškia genetiškai determinuoti dalykai. Apie 50% yra asmenybiniai. Tai čia yra, aš atstovauju tam tikrą požiūrį, kuris sako, kad genetika daugiau turi reikšmės, bet vis dėlto 50% mūsų asmenybės yra tam tikrai įgyti arba mes sakom išmokti dalykai. Klausimas yra, kas tie išmokti dalykai, apie ką mes kalbam. Tai čia tas gilesnis. Kaip Socialinė aplinka. Jo, socialinė aplinka formuoja mūsų nuostatas, įsitikinimus ir vertybės. Tai reiškia ta aplinka, kurioje mes esame užaugę. Šiaip. Ne? Kartais sakom, kad žmogus pateko į kitą aplinką ir jį sugadino aplinka. Tai taip negali būti. Žmogaus aplinka negali sugadinti. Gali pakeisti jo nuostatas, gali pajudinti kartais įsitikinimus, bet labai menkai gali pakeisti vertybės. Va šitas trečias elementas, tas trečias giliausias sluoksnis, irgi dar galim skirstyti į tam tikras atskiras dalis. Nuostatos yra paviršinis sluoksnis, įsitikinimai yra truputį giliau, vertybės yra dar giliau. Tai, kai mes sakom, pasikeitė žmogaus vertybės, tai yra labai retas atvejis. Tai reiškia, vertybėm pasikeisti arba reikia labai daug laiko, ką reiškia labai daug, tai reiškia, mes kalbame apie 10-mečius, pavyzdžiui. Arba vertybės keičiasi, kada įvyksta labai žmogus dalyvauja traumuojančiuose įvykiuose. Tai gali būti fizinės traumos, gali būti avarija, karas, liga, gali būti psichologinės traumos. Dabar bandau įsivaizduoti psichologinę traumą, kuri gali pakeisti vertybę. Dažniausiai jos yra susijęs su fiziniam, pavyzdžiui, karas Ukrainoje dabar, irgi ta tokia aplinka, kurioje mes augam, būnam toj karo zonai, gali būti toks traumuojantis įvykis, netgi be fizinės traumos, kad pas mus kažkaip tai pradeda, sujuda kai kurios vertybės. Jos negali visos pasikeisti, kai kurios tik tai. Ir tame, kai mes kalbam apie darbuotojų priėmimą, kai pokalbį su tais kandidatais kalbam, kai mes dirbam su žmonėm įmonėse, mes laikome, kad vertybės yra nekintamos. Tai techniškai jos keičiasi, gali kažkiek keistis, judėti, bet faktiškai mes organizacijose neturim nei tiek laiko, nei tiek resursų, kad mes galėtum kažkaip tai ženkliai pakeisti vertybę žmogaus. Dėl to, jeigu mes priimam žmogų į darbą, kuris netitinka organizacijos vertybių, kurios yra nusistovėjusios, tai mes iš karto turim konfliktą ir tas konfliktas jis niekur negali dingti. Dėl to mums yra labai svarbu kaip išsiaiškinti vertybės, tai kas yra tam žmogui svarbiausia. Jeigu giliausias sluoksnis, tai ten yra poreikiai. Mes kalbam apie psichologinius, apie socialinius poreikius. Tai juos irgi yra labai naudinga suprasti. Poreikiai dažniau mus nuveda į tam tikrus motyvuojančius veiksnius. Tai reiškia, kas tą žmogų motyvuos labiausiai toj darbo vietoj. Užbėgu už akių tam, kai mes kalbam apie pinigus. Pinigai nėra motyvuojantis veiksnys, pinigai yra higieninis veiksnys. Ką tas reiškia? Reiškia, kad pinigų trūkumas jis demotyvuoja, bet pinigų buvimas nemotyvuoja. Čia gal ir biškai sudėtingai skamba, bet jeigu kas nors abejojat, tai mes galėtumėm apie tai trupučiuką daugiau pakalbėti, bet mūsų tema trupučiuką kita. Tai klausimas, kaip išsiaiškinti tą vertybinę dalį ir galbūt bent iš dalies tą poreikinę dalį. Tai va, tai gal turit kas nors kokį klausimą apie temą?
Tai kaip išsiaiškinti tą poreikinę Kaip dalį? išsiaiškinti? Nu gerai, žiūrėkit, aš noriu jums, mano planas yra tokias iš dviejų dalių. Viena dalis tai aš padarysiu demo, o tada paprašysiu pas ką nors pasipraktikuoti. Ne, tai kas norėtų pabūti bandomuoju, kaip ten bandomąją jūrų kiaulytę, turbūt bandomųjų triušių mes sakom, bet Tai galim, Ramūnai, Taip. gerai. Ramūnai, aš galiu sakyti tu? be abejo. Gerai, tada man irgi galima sakyti tu. Tai jeigu taip trumpai prisistatytum, kas esi ir ką veiki. Ramūnas Teplikovas, Intrum Lietuva pardavimų vadovas, pardavimuose 20 metų, dirbęs Bitėj, Svetbanke, dariau savim matėsi keliuose seminaruose, net neprisimenu. Mhm. Atsakingas Gerai. už Lietuvoje. Super. Uždavinėsiu visokius klausimus, tai tam, kad mes geriau tave suprastumėm ir pažintumėm. Jeigu tu galėtum labai trumpai papasakot kokią nors savo sėkmės istoriją. Gali būti iš senai, gali būti iš dabar, gali būti jinai tokia vienadienė, sėkmė kažkokia tai. Kur tu patyrei kažką tai sėkmingo. Sakyčiau, turbūt sėkmė buvo, kai pats sudariau labai didelį sandorį. Tas buvo prieš kokius 20 metų turbūt. Tai buvo pirmasis mano sandoris, kurį realizavau kaip vadybininkas. Aišku, sakykime, sandoris buvo tokio dydžio, kad, sakykime, nors aš dirbau tada regione, Šiaulių regione, bet jis įtakoja realiai visos Lietuvos rezultatus. Toliau, sakykime, tų pergalių buvo labai daug, iš tikrųjų, paskutiniu metu, sakykime, pandemijos metu buvo pakankamai daug pergalių, kai pavyko pasirašyti pakankamai didelių kontraktų su draudimo bendrovėm, su kažkokiam įmonėm, kurios teikia servisus. Tai tiesiog, kai tu pradedi pagauni poreikį kliento, tada tu pradedi kaifuoti pardavinėdama šitą dalyką. Tai sakyčiau, čia mano sėkmės istorija yra. Ok, o žiūrėk, nuo ko tu kaifuoji šiaip pardavime? Nuo to, kad tu pasiemi tą didelį sunkų dalyką ir tu jį išnarstai ir tu jį padarai. Nes būna labai daug dedamųjų, būna, ta prasme, bet jas labai svarbu suprasti. Ir labai gerai būna, kai tu, sakykime, pasiėmęs klientą, suintegruoji, padarai jį taip, viską automatizuoji, kad klientas jaučiasi gerai, kad jis gauna servisą tokio, kokį jis tikėjosi. Tai yra, kad pardavimo procesų nebuvo kažkokių tokių dalykų, kad tu prižadėjai kažko to, ko, sakykime, negali iš tikrųjų realizuoti. Tai tas yra labai super. Ir sakykime, dirbu tokiai pakankamai konkurencingoj aplinkoj, tai šitoje organizacijoje galbūt jau dabar 8 metai eina. Tai gal buvo 2 klientai, kurie išėjo, bet jie išėjo dėl to, kad tenderius pralošėm, nes jie buvo mums nepelningi. Tai tiesiog paleidom klientus. Visi kiti sėdi, džiaugiasi ir mes vertinam klientų pasitenkinimą balais. Tai mūsų klientų pasitenkinimo balas per paskutinius, tarkim, 4 metus augo 1,2%. O žiūrėk, Ramūnai, o dėl ko tau svarbu, kad klientas gerai jaustųsi? Tada jis daugiau mokės pinigų mums. Okay. Daugiau paslaugų, bonusai. Gerai. O dėl ko tau tas svarbu? Dėl ko tas, kad daugiau paslaugų, daugiau bonusai, dėl ko tau tas yra reikšminga? Turiu hobį, kuris nėra labai pigus ir labai mėgstu keliauti. Tai yra keli dalykai, sakykime, kas yra iš tikrųjų svarbu. Galbūt būčiau paminėjęs šeimą, tačiau buvo toks sukrėtimas, kad šeimos šiai dienai aš kaip ir nebeturiu. Esu laisvas paukštis, vaikai užaugo, žmona išėjo. Kažkaip tais nieko kito kaip ir nebelieka, tai darbas, hobis ir draugai. Ok. O koks hobis yra tavo? Jau gali pasakyti čia visi. Jo, sakykime, kadangi darbas yra toksai reikalaujantis įtampos, ar ne, sakykime, tie sandoriai nesiduoda lengvai, ar ne, jeigu tu nori, aš dirbu su B2B klientais iš tikrųjų. Taip. Tai po darbų labai mėgstu pasikrapštyti prie audio aparatūros, pats konstruoju audio aparatūrą, siunčiuosi iš viso pasaulio ir esu šioks toks audiofilas melomanas, kuris dievinu plokšteles iš tikrųjų. Okay. O dėl ko tau tos plokštelės, kodėl tu jas dievini, kas tau tame? Todėl, kad skaičių tu gali prasitraukti iš interneto, o fizinį formatą pasimti rankas, pavartyti, paskaityti tai, kas yra parašyta tenais. Žiauriai gerai. Atsipalaiduoju. Atsipalaiduoju. Taip. Okay. Nes toks įdomu, kas tave tame fizinėme
veža, ne, dėl ko tau tas reikšminga yra. Nu, kad va, tas fizinis daiktas kaip plokštelė, o ne. Kokybė galbūt, nes nesenai teko matyti The Playlist filmą. Tai ten labai aiškiai papasakoja, kaip jie darė verslą ir kaip jie aukodami kokybę patenkino kitus klientų lūkesčius, kas iš tikrųjų, sakykime, žmonėms, kurie domisi muzika, tai yra kažkas antgamtiško, tai yra tiesiog tas yra nepriimtina, tą, ką jie padarė, tai yra tu klausai turinį, bet tu negirdi to viso, ką ta muzika duoda. Keletų atveju, sakykime, jinai duoda visai kitus dalykus. Ačiū. Trupučiuką klausimas į kitą pusę, kitą temą. Ar galėtum įvardinti žmogų arba žmonės, pavyzdžiui, iš mums žinomų, ta prasme, kad daugiau ar mažiau žinomi žmonės, kuriuos tu vertini, gerbi ir į kuriuos tu, pavyzdžiui, norėtum būti panašus, jeigu taip yra, jeigu tai gali būti iš vis, arba į kuriuos tu lygiuojasi, kokie, jeigu paminėtum kokį vardą, pavardę. Sakyčiau, anksčiau galbūt dievukus kažkokius ir turėdavau, bet kadangi man metų yra pakankamai nemažai, tai turbūt aš pradėjau žiūrėti į visą tą, kas mane supa kaip į tokią bendrumą. Aš sakyčiau, labai vertinu žmonės, kurie daro verslą ir kurie kažką pasiekia. Okay. Dėl ko tu jas vertini? Todėl, kad jis pajudino tą sėdimą vietą ir jis kažką padarė, ta prasme, nes ne kiekvienas iš mūsų sugeba kažką tais padaryti. Tai, sakykime, netgi kaip ir pardavimuose, ar ne, praleidęs 20 metų, sakyčiau, labai daug mačiau gal pradėti savo verslą, kažką daryti, bet iš tikrųjų nesu ant tiek subrendęs, kad galėčiau atsistoti, paimti ir padaryti kažką tokio, kas užgarantuotų kažkokias pajamas ateityje. Tai galbūt dėl to, sakykime, aš tikrai gerbiu tos žmonės, kurie daro verslą. Aišku, visokių tų žmonių pasitaiko, sakykime, bet iš esmės nėra blogų žmonių, ar ne, kaip aš sakau, ir ateitis aplinka sugadina juos. Gerai. Ramūnai, ačiū tau labai. Dabar noriu paklausti visų, kurie klausėtės mūsų. Ar galėtume dabar pavardinti, kokios vertybės Ramūnui yra svarbios? Kokybė. Kokybė. Gerai. Bet labai gerai išgirdau tą patį, ką ir aš pats dalinuosi, tai yra ant pačio galo, dėl ko pasako Ramūnas, kodėl, tarkim, ten kažkokios priežastys, dėl ko galbūt savo nesimet, čia aš kitaip pavadinti, tai yra baimė. Bent jau pas mane tai yra baimė. Gerai. Baimė kažko, tai mes ten nesėkmė, nežinomybė ir panašiai. Jo. Mes kalbėjom su Ramūnu, turbūt nepilnas 10 minučių, tai realiai tas pokalbis mūsų, jeigu norint įgilinti, ne, taip normaliai, tai jisai žymiai ilgesnis, bet va čia fragmentas toks. Ir taip jo į šitą baimę, nors Ramūnas sakė, kad aš nesu taip subrendęs, tai aš matyt norėčiau gilinti ten, ne, o tai apie kokį subrendimą mes kalbam ir ką tas reiškia ir taip toliau, ten išlystų galbūt baimės. Mes darom čia prielaidą, ne, kad apie baimės kažkokios yra, bet ten kita dalis tokia, liko šešėlį. Gerai, ką dar išgirdote? Kas svarbu Ramūnui? Azartiškumas. Azartiškumas. O kai sakai azartiškumas, Kristina, tu turi galvoj... Apie tai, kaip tu nori laimėti daugiau. Tai reiškia... Jo, laimėjimas. Laimėjimai, taip. Laimėjimas ir ten kelis kartus skambėjo daugiau, laimėti daugiau. Ką aš norėčiau, jeigu jau realus pokalbis būtų, aš norėčiau gilinti, dėl ko laimėjimas Ramūnui yra svarbus. Geriau suprasti, nes tas laimėjimas irgi skirtingas gali būti, skirtingas priežastis gali turėti, kodėl tas patinka. Bet jo laimėjimas ir mes galim numanyti, kad jeigu bus palanki aplinka, tai Ramūnas priimtas į darbą, jisai norės laimėti. Klausimas būtų, kokiu būdu jisai norės laimėti. Jau čia kita istorija, čia norėčiau išsiaiškinti tą irgi vėliau, nes kartais laimėjimo būdai gali būti konstruktyvūs, kartais ne. Tai čia mes neišgirdom nieko šitame pokalbėje, kas mums indikuotų, ką nors, bet jo. Ką dar išgirdot? Kad už kiekvieno laimėjimo norimas taip pat gauti atlygį, tai yra laimėjimo prizas. Tai ar materialus, ar tarkim, įvertinimas, bet vertinimas. Tai jis gali būti tiek materialus, tiek toksai emocinis pasitenkinimas. Jo. Tai tikriausiai šito pardavėjų dažniausiai šitas slypi, kur
nori būti vertintas. Kliento viduje įmonės bonusai, nu, tai bonusas irgi vertinimas. Tai čia va taip pat. Ir tas pats pasitikėjimas, kad būtent minėjo, kad klientai grįš atgal. Ne? Tai pasitikėjimas. Gerai. Ką dar išgirdot iš tos vertybinės dalies? Jeigu kalbėtų apie Ramūno vertybės ar dar ką nors. Kad imasi tik tos darbos, kur didelis šansas sėkmės yra. Arba turi pakankamai informacijos, kad ta užduotis bus sėkminga. Žiūrėk, ką jisai sakė? Jisai sakė, kad kas jam yra, kas jį veža įdomu, ne? Imtis kažko sunkaus, sudėtingo ir kai tą padarai sudėtingą, tada ateina pasitenkinimas. Čia būtų galim gilinti, nes aš negilinau to dėl laiko, ne, bet galim būtų aiškintis, ne, kodėl tas sunkus, sudėtingas yra. Nes Vytautai, tai ką tu sakai, ne, gali kelti mums įtarimą, kad jau gal jisai imasi tik tai lengvų užduočių, kurios garantuoja sėkmę. Nebūtinai čia apie lengvumą, čia apie tai, kad, kaip sakyti, kad ir daug darbo reikės ir pastangų įdėti, bet yra tam tikros indikacijos sėkmei, kad nesima tų darbų, kurie, kaip ir pats įvardino apie verslo pradžioje, ne, tai yra, neturi dabartiniu atveju jokių indikacijų, kad tai bus sėkminga. Ir atitinkamai, kad tai lygiai panašus veiksmai gali būti ir pardavimo atveju, jeigu tu neturi kažkokio tai pasitikėjimą. Tai čia aš iš tos pusės tiesiog Gerai. Čia yra svarbi hipotezė. Šito taip jau konkrečiai mes iš Ramūno neišgirdom, ne? Bet jeigu toks įtarimas kiltų, kaip Vytautas sako, ne, tai mes norėtumėm trupučiuką pagilinti, žinai, o kaip elgtumėsi, jeigu ten sėkmė negarantuota arba maža tikimybė sėkmės. Ne? Ir mes tada žiūrim, ką Ramūnas darytų. Kaip jisai reaguotų. Ir tada tą hipotezę ar mes patvirtinam arba paneigiam. Kai kurie tokiam pokalbėje, kai kurios hipotezės jų neįmanoma pakankamai patikimai patvirtinti. Ir toks 50-50, gal taip, o gal taip būna, ne? Tai čia būna tokie sunkiausi atvejai. Ką dar išgirdote? Aš nežinau, kiek tai svarbu, bet tas paminėjo krapštimasi prie aparatūros, tai čia toks irgi gal atsiribojimo kažkokios tai vienatvės, kas, gal netiesiogiai su darbu, bet tuo pačiu ir, gali būti, sakykime, tų tokių, įsivaizduoju, laiko momentų, kai, ta prasme, nėra darbe, ar taip vis ten. Čia darbe turbūt ant tiek išsikalbė, kad paskui nori tau žodžius pataupyti savo, ar ne? Kas yra įdomu, tai kad jo hobis yra individualus, jis nėra komandinis. Arba grupės, žinai, kaip būna. Mes su draugais ten einam kažką veikiam. Tai aiškiai jo, tai irgi galim išsikelti hipotezę, jeigu mums, tarkim, vėl, kiekvieno organizacijoje gali būti svarbu skirtingi dalykai. Ir jeigu mums, tarkim, svarbu, kad tas žmogus dirbtų komandai, tai tada čia gali būti kažkoks tai kabliukas ir mes tada norim gilinti toje vietoje. Arba atvirkščiai, jeigu mes norim, kad jis individualiai imtųsi iniciatyvos ir gebėtų dirbti vienas, tai vėl kitaip. Tai aiškiai, čia yra geras pastebėjimas, ta prasme, kad hobis individualus ir galbūt ten mums tas gali būti reikšminga arba atvirkščiai. Ką dar išgirdot? Minėjo tokį elementą, kad iš tikrųjų įvertintas buvo kompanijai ir aš tame išvelgiu tokią vertybę, kad jisai nori būti, kaip ir daugelis iš mūsų, būti pastebėtas. Tai yra dėmesys, pagarba už rezultatus, už pastangas, iš tikrųjų, turbūt galima sakyti taip, už tikrai labai daug juodo darbo padėti, kas yra labai dažnai nuvertinama mūsų versle. Dar vienas elementas, kurį aš pastebėjau, kad jam svarbu pinigai, kurie suteikia komfortą užsimti tą brangią, sakykime, savo veiklą asmeninę. Tie įrašai tokie su radio aparatūra ir taip toliau. Pinigai suteikia jam komfortą jaustis gerai, emociją. Jam būtini pinigai savo emociniam komfortui. Jo, matai, teisingai. Čia tik tai reikia turėti galvoj, kad čia yra bendra tendencija. Reiškia, vėl. Ramūnas šitos pinigus į šitą hobį. Kiti žmonės kažkam kitam leidžia pinigus, kas jiems suteikia komfortą. Tai reiškia, pinigai pagal nutylėjimą yra priemonė kažkokiam komfortui. Mūsų užduotis yra pokalbėje išsiaiškinti, kas konkrečiai tam žmogui suteikia komfortą. Iš to mes galim prognozuoti jo elgesį, nes koks pagrindinis tikslas mūsų
turėti kažkokius indikatorius, kurie mums pasakytų, kad šitas žmogus realioj darbo vietoj elgsis vienaip arba kitaip. Ir vat, jeigu iš savo patirties, didžiausios bėdos būna tada, kai mes manėm, kad jisai elgsis vienaip, o iš tikrųjų jis elgėsi kitaip. Tai vat, toks yra principas. Radvilė rašo, kad mums liko 1 minutė, tai gal turit kokį nors klausimą tai 1 minutį. Mes nepaminėjom. Vienas dalykas, kurį aš užsirašiau, bet jūs nepaminėjot, tai jisai sakė, svarbu, kad klientas jaustųsi gerai. Aš paklausiau, dėl ko, ir jis pasakė tam, kad jis mokėsiu daugiau pinigų. Prielaida, kuri galėtų būti, kad žmogus Ramūnui kartais arba dažnai yra įrankis pasiekti kažkokiam tai tikslui. Tai reiškia, žmogus ne pats savaime, ne kaip vertybė, bet kaip priemonė kažkam tai pasiekti. Tai reiškia, kada jisai ateis į darbo vietą, jeigu mes norėsim jį matyti vadovu, jeigu mes norėsim jį matyti dirbančiu su klientu, tai gali būti, čia yra hipotezė, kurią reiktų toliau tikrinti kažkaip tai, kad Ramūnas labiau į tą žmogų žiūrės ne kaip į tikslą savaime, bet kaip į priemonę kažkokiam tikslui pasiekti. Ir iš to gali kilti kažkokios pasiekmės, palankios mums arba nepalankios. Tai va. Tai gal su šiuo klausimu mes jau galime pereiti į kitą Zoom kambarį. Tai ačiū Jums visiems. Ačiū. Sėkmės pardavime ir iki pasimatymo. Labadiena visiems. Galvoju, bus irgi vyriškai, bet turim ir moteriškų moterų atstovų, tai labai džiaugiuosi. Tai ačiū labai už galimybę ir džiugu, kad visi su kamerom dauguma, tai vėlgi jūs pakankinsiu. Mano tema šiandien iš tikrųjų pakalbėti apie tai, kaip atpažinti tą gerą pardavėją darbo pokalbio metu ir pasistengsiu pasidalinti idėjom, kaip aš tą matau. Ir vėlgi visada sakau, kad kaip įvada, kad darbo pokalbis prasideda ne tada, kada jūs galvojat, kad jis prasideda, bet dažniausiai jis prasideda tada, kada atsidaro duris. Kiek čia iš jūsų yra pardavimo vadovai, kurie jūs esat, kurie turit pas save pavaldinių, pakelkit ranką arba, kad žinočiau, kiek. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Kas esat patys pardavėjai ir turit vadovą ant galvos pas save? Ar yra tokie 2, ok. Kas iš personalo srities? Jeigu turim personalistų, neturim. Tai tvarka, nes labai svarbu suprasti auditoriją, tai vėlgi, kadangi pasakosiu, tai ir vieni ir kiti galite panaudoti ir čia ir dabar, tai kai aš kalbu, kad tas darbo pokalbis prasideda ne tada, kada jūs galvojate, aš labai dažnai pardavimų vadovams sakau, žiūrėkit, pabendraukit su administratorė, duokite irgi užduočių šiek tiek, kad jinai pajaustų ir įvertintų būsimuosius kandidatus. Aš kartais pajuokauju, kad pas mus office administratorė iš minutės laiko gali įvertinti kandidatą, ar geras ar negeras kandidatas. Paskui tada kalibruojam ten jos tą lygį ir žiūrim, ar pataikė ar nepataikė po valandos laiko pokalbio, kai iškankina kažkas tą kandidatą. Tai pats darbo pokalbis prasideda tik tai tada, kada tas žmogus praveria įmonės duris, o ne tada, kada jis atsisėda su jumis prie vieno stalo. Tai lygiai taip pat galite paklausti, jūs esat geri pardavėjai, tai žinot, kad ateidami pas klientą, jūs sutinkat administratoriai, čia yra pati puikiausia galimybė dar gauti daugiau informacijos apie tai, kokios nuotaikos šiandien tas jūsų klientas yra, kaip apskritai, kas per žmogus, kuo domisi, gal turi hobius kažkokios, kokio dydžio jo komanda ir taip toliau, kad galėtumėt net papildomai pasiruošti per tas 3 minutės likus iki jūsų susitikimo verslą. Tai lygiai taip pat ir kandidatui, kai jisai ateina į pokalbį, jeigu jisai nebijo užduoti klausimų, pagal jo klausimus administratoriai tikrai gali susidaryti įspūdį apie tą kandidatą, ko jis iš tikrųjų atėjo, ko jis nori, ko jis domisi ir ką jisai gali. Lygiai taip pat administratoriai gali jo paklausti klausimų. Kaip jam sekas, ar daug pokalbių dalyvauja, kas čia sunkiausia, ko jisai bijo. Nes tas pokalbis su administratoriu yra visai kitokio pobūdžio negu pokalbis tiesiai su jumis kaip su vadovu. Tai nepabijokit išnaudoti tos galimybės, kad tuo metu, kai dar jūsų nėra, jau kažkas tą darbą kandidato vertinimo dirba. Ir aišku, tos visos savybės to žmogaus labai priklauso nuo to, kokio mes to pardavėjo ieškome.
Ar mes ieškom B2B pardavimą, ar B2C, ar reiškia ilgo ciklo pardavimams, kai ten reiškia pardavimas subręsta, nežinau, per metus laiko, ar trumpalaikiam greitom ten SIM kortelėm pardavinėti, kur ten gali parduoti 100 per vieną dieną. Tai ir matyt dar labai svarbus dalykas irgi yra kompanijos kultūra, kuris ateina į tą organizaciją. Kas jums kiekvienam svarbiausiai ir į ką labiausiai kreipia dėmesį atsirinkdami savo pardavėją arba patys dalyvaudami pardavimo procese? Po vieną mintį, kas jums svarbiausia atsirenka pardavėją? Dainiau. Pačiam kaip pardavėjai, kas galėtų būti, pat ko vadovai? O pat įsivaizduok pardavimų vadovas. Kas būtų svarbiausia atsirenkant gerą pardavėją? Patirtis, okei, ačiū Kristina, patirtis. Kiti, Ramūnai, tęs. Aš tai turbūt pasakyčiau, kad išsirinkčiau žmogų, už kurį nereikėtų pačiam dirbti, nes būna tokių. Tai norėtum pasimti tokį, kuris norėtų ir suprastų, kad dirbti reikės ir kad norėtų ir mokytis, ir daryti, ir nebijotų klausti. Savarankiškas darboholikas. Na taip. Darėm. Žingeidumas. Žingeidumas. Puiku. Energetika. Energetika. Labai gerai. Milda. Motyvacija, degančios akys. Motyvacija, degančios akys. Aha, va čia su energija susiję. Aš, kadangi B2B labiau sektorija, tai gebėjimas suprasti kliento problemą. Ok. Evelina. Kadangi tik studentė esu, tai kol kas klausausi jūsų Tai pastebėjimų. kas tau būtų, kaip tau atrodo, kas tau būtų svarbu? Atsirenkant pardavėją. Įsivaizduok, tu esi pardavimo vadovė. Nežinau, aš nenorėčiau klausyti, kaip sako, patirtis, todėl kad kaip studentai, kai tikisi iš tavęs, kad tu iš karto turėsi patirties, tai irgi gal ta energija, noras mokytis, kad to ieškotų žmonės norėčiau. Gerai. Dar čia tų, kurie nepasisakė arba be video prisijungė šiandien irgi gali tavo mintis. Galiu įvardinti vieną, kaip tik esu lygiai tokia pačia situacija, ieškau komandą daugiau žmonių, tai jau teko visokios tos patirties apturėti ir šiek tiek išsigryninau, tai bent jau aš tą tipą vadinu žmonių, tai yra doer, žmonės, kurie daro. Nes taip, pardavimus reikia ir komunikabilumo, iškalbos, kaip sakė kažkas, kad gebėjimas išgirsti klientą, jo poreikius ir panašiai, bet man asmeniškai, mano srity, man reikia žmogus, kad būtų darytojas, tai yra gerai šnekėti, bet reikia, kad būtų veiksmas, būtų rezultatas. Vytautai, gal kokią mintį savo, kas pačiam svarbiausia yra atsirenkant pardavėją arba jeigu reikėtų atsirinkti pardavėją? Tai aš čia minėjau, apie B2B tiesiog teleportavausi į kitą vietą. Okay. Taip, bet aš pritariu, kad, kur minėjau, kad doeris yra, tai manau, kad mes jau bent jau verslas segmente, tai ne vadovas nurodo užduotis, ką padaryti, bet tai vis dėlto bottoms up yra ir iš apačios turėtų ateiti su idėjomis. Tai jeigu geba tai suformuluoti ir pateikti, tai didelė pridėtinė vertė. Kas dar ką pridėti? Gal dar vieną vertybę pridėčiau, kuri anksčiau buvo kažkaip tai tokia nelabai galbūt gerbiama, dažnai net neminima, tai empatija, vis tik paties žmogaus. Tai orientuota ne tik į klientą, bet ir į vadovą, ir įmonį, į kolegas, į specialistus, į gamybą ir pardavimus. Pridėčiau galbūt geras humoro jausmas. Čia pardavėjų sunkiam darbe reikalingas dalykas. Labai padeda ledus palaužyti. Paskui alkoholis tik tai gelbė. Jeigu humoro jausmo nėra, tai nėra kaip atsipalaiduoti. Puiku. Tai aš irgi galvojant apie tai, į ką labiausiai reikia kaip dėmesį, kaip juokauju kartais, pasitinka pagal rūbą, palydi pagal protą, tai vėlgi kartais būna taip, kad apranga yra svarbus kriterijus ir aš čia vieną irgi pardaviminį susitikimą nuėjau su megztuku ir paskui gaunu grįžtamą ryšį, sako, žinok, tavęs nepasirinko, nes nebuvai apsirengęs tvarkingai. Ir aš tada atsuku atgal, penktadienį skambina, sako, labas, ateik dabar 3 valandą į susitikimą. Ir
nu, penktadienis, tai reiškia, su megztuku viskas kaip ir ok, bet tikrai ne su treningu, bet iš principo, nors turim pas save įmonę treningų dieną, čia kažkada vasario mėnesį minėm, tai ir su treningu galima ateiti, privalom ateiti. Tai apranga, bet buvo tokiu atveju, kad eina kandidatas su suplyšusiu švarku paskolintų ir jį vis tiek vadovas priema dėl to, kad, nu, drabužis tai nėra dar viskas. Tai labai svarbu, ką tas žmogus atsineš. Manieros tonas, pasiruošimas, namų darbai, aš manau, kad labai svarbu ta motivacija ar žingeidumas, čia jūsų buvo išvardinti. Tai ką jis pasidomėjo apie jūsų kompaniją, pasižiūrėjo, supranta, ar bent jau įsivaizduoja, kaip tie pardavimų procesai atrodo, ar pabandė sužinoti, kaip jie atrodo. Ir vėlgi, aišku, tai tokie pradiniai dalykai, už ko galima užsikabinti. Nes labai dažnai visi sako, ko čia reiktų paklausti to pardavėjo darbo pokalbio metu. Tai atsimenu, mano pirmas feilas, reiškia, darbinantis į pardavimų vadybininko poziciją, kažkada prieš kokius 25 metus buvo ištraukė tą tušinuką, sako, nu va dabar man parduok. Sako, tai tada tas ir internetas gal netoks buvo, galėdavo viską, Google nebuvo dar tais laikais, tai negalėdavo paklausti visų atsakymų. Bet vėlgi jis ir praverčia net ir šiandienį situaciją, kai tu pardavinėjai B2B segmentą, ar tai paslaugą, ar tai kažkokį tai produktą, lygiai taip pat, o kaip tu parduotum tą mūsų paslaugą šiandien, kaip tu parduotum tą mūsų produktą. Ir tada vėlgi yra tie dažniausiai 3 keliai, kuriais eina, visi reiškia pradeda nupasakot, kokia ta paslauga ar produktas fainas, raudonas, geltonas, mėlynas, kur reiškia bando apibūdinti patį daiktą. Kitas variantas, kur kalba eina apie sprendimus kažkokius, tai reiškia, nu va čia kaip jisai galėtų būti naudingas. O tas trečias pagrindinis, kurių dažniausiai nebūna tokių kandidatų, nors jie būtų idealūs, tai tie, kurie sugeba iškasti tą problemą, sugalvoti tą problemą ir kuri staiga atsiranda pas tą klientą, nors jos niekada nebuvo, bet jie sugalvoja tą problemą ir tada sugalvoja tą problemą sprendimą. Tai čia matyti toksai pats pagrindas, apie ką reikėtų kalbėti. O koks būtų tas klausimas vienas, kurio jūs norėtumėt paklausti kiekvieno kandidato, kuris ateina dirbti į pardavėjo rolę? Vat jūsų svarbiausias klausimas, jeigu jums reikėtų vieną išsirinkti, ką jūs norėtumėt paklausti? Drąsiai iš eilės, bet kas nestabdau. Aš gal biškį tik tai pasidalinsiu, kad šiai dienai irgi turiu su tą situaciją, kad ieškau pardavimo žmogaus ir aš kitą iššūkį matau. Moka jie puikiai, ypač jaunesni, pavadinkime, iki 30 metų, puikiai save parduoti pokalbio metu. Šou daro, akis blizga, šneka, kompetencijas dapiešia, kur reikia, kur nėra iš tikrųjų. Kaip atrinkti tą perliuką, kur iš tikrųjų tiesa, nes kaip pasiemi žmogų, tu jau linkęs tai, kad jau radai žmogų, sustabdai paieškas ir paaiškėja, kad fainai moka šnekėti, bet turinys lygus 0. Tai koks klausimas turėtų būti, kad išvengti šitų, nes aš sakyčiau, dabartinės challenge'as surasti pardavėją, tai kad nebūtų būtent tas butaforija ir skemas. Nes čia yra daugiausiai, jie nori labai aukštai, nori daug, akis blizga, bet neinvestuojama yra į žinias. Ir tuose pokalbiuose tu sugaišti labai daug laiko, būtent kalbėdamas ir fainas pokalbis, ok, bet realybė susiduri ir supranti, o tai ne. Tai aš klausimą gal kitaip irgi, koks tas klausimas iš tikrųjų turėtų būti, kuris leistų giliau pažiūrėti, kad sutaupom laiko. Nes aš čia turėjau praeitą savaitę tokią situaciją ir galvoju, kas jūs labiausiai nervuoja pardavėjose, kai jūs su jais susidurite. Tai mane nervuoja, kai negirdi. Ir kai savo litaniją varo, ten reiškia tai, kai išmoko, ką jam reikia pasakyti, bet sakau, man nereikia tušinuko, man reikia parkerio. Ne, bet mūsų tušinukai čia reiškia tokie nerealūs, ten reiškia viskas. Ne, bet paklausyk, sakau, galima tušinuką, reiškia be kamštelio. Ne, bet žiūrėk, be kamštelio čia reiškia išimtis kažkokia, mes tik tai tušinukų su kamšteliais pardavinėjame ir taip toliau. Tai tas vienas dalykas, kad jisai turėtų, ko dabar pardavėjams trūksta, kad jie neklauso, jie negirdi. Jie išmokyti, reiškia, tas skriptą savo, jie atvaro, jie ten tą daro daug skambučių ir tu per masę kažkokį tai rezultatą gali pasiekti. Bet geras pardavėjas yra tas, kuris dirba tik tai su tuo 100 potencialių klientų ir kuris reiškia.
Aš tikrai puikiai atsimenu tas kompanijas arba tos pardavėjus, kurie follow-upina, kuris paskambina 5 kartą, 6 kartą man. Nors jau 4 kartus pasakiau, bet jis paskambina man tą 5 kartą po 6 mėnesių. Sveiki, Andriau, kaip sekės, mes čia kalbėjom, nu žiauriai smagu. Aš, pavyzdžiui, tokius labai vertinu. Nes, sakau, žiūrėk, gal darbą tau kokią nors reikia parekomenduoti, reiškia gerą. Ir mes čia patys gal neieškam, bet gal mūsų klientai. Tai klausimas ir va tas nuoseklumas, man atrodo, tai labai du svarbus dalykai. Andriau, klausimas biškai buvo kitoks, bet jis man irgi yra aktualus. Tai yra pokalbio metu, darbo pokalbio metu, kokie tai turėtų būti klausimai, kurie leistų iš tikrųjų identifikuoti tą nuo feikinio, kad jis kalba gražiai, bet po to, ką ir susidūriau ir pats, kur kalba gražiai, bet po to žiūri, kad nei veiksmo, nei... Tai va čia būtų tie kertiniai klausimai, tai yra labai aktualu. Aš pabandysiu keletą savo klausimų su jumis pasidalinti, bet pirmiausia, jūs dar pakamantinėsi. Vytautai. Tai iš mano pusės tiesiog buvo kolegom atsakymas, tai namų darbai. Mūsų atveju labiausiai pasiteisinęs dalykas, tai buvo namų darbai. Tiesiog nedidelė užduotis, kur ten poros valandų padarimas ir jos suformulavimas apskritai ne rezultatą tu žiūri, kokie atneša tie namų darbas, bet kaip vyksta pats pristatymas, koks buvo pasiruošimas tam, koks buvo tolimesnės vykdymas ir apskritai to pristatymo metu, kokius klausimus uždavinėjo kandidatas, ar jis apskritai domėjosi, ar kaip minėjo Andrius, tiesiog atkalė savo kažkokį tai tekstą, ne visiškai nereagavo. Iki tokių paprastų dalykų tiesiog viens ant vieno pokalbį išjungia kamerą ir žiūri, ar pusėje mato, kad įvyko kažkas, ar vis tiek ten toliau varo vienareikšmiškai. Tai tokie smulkus dalykai, jie atskleidžia kandidato galimybės. O Vytautai, gal galite pasidalinti užduoties pardavimu, tarkim? Paskutinė, kur mes čia darėm, mes jas varijuodavom, tobulindavom, tai viena iš paskutinių, kur dabar vykdom ir darom, tai yra skambutis su galimu klientu ir mūsų produkto pristatymu. Jei pasiruošimas yra neilgesnis negu 4 valandų skirti, ir tas pats pristatymas, jisai, įsivaizduojam, kad mes esam tas klientas, ir man jis pristatinėja tą produktą mūsų ar paslaugą aspektus ir ką jisai tenai paliečia. Tai tiesiog iš tos pusės. Nesitikim, kad jisai žinos tą produktą, kad jis ekspertas bus, bile kokias klaidas gali daryti, pardavinėti ten nulio žemės plotą mums. Tai ne tiek yra svarbu, bet kiti aspektai yra svarbus pokalbio metu. Puikiai, Vytautai. Dar kolegos. Atsiprašau, gal taip irgi pritarčiau prie namų darbų. Tai daug iš tikrųjų laiko sutaupo, kadangi nemažai galimų darbuotojų atkrenta tiesiog. Nes šiais laikais visi aplikuoja belekur ir jos svarbiausia ateiti į darbo pokalbį. Bet, duodant kažkokią užduotį ir panašiai, tai tikrai atsifiltruoja ir lieka tie, kurie proaktyvūs ir kuriems tikrai įdomu. Tai... Vytautai, Pauliau, bet namų darbai yra čia po pirmo pokalbio, ar čia yra prieš pirmą pokalbį? Po. Tai yra po pirmo pokalbio, kai, žinoma, yra lūkesčiai, tiek pats kandidatas, sutinka, nes ir dažnai būna prieš darant namų darbus, kandidatas sako, ar jums, jeigu neatitinka lūkesčiai tam tai, kas yra siūloma, sako, aš irgi nenoriu investuoti savo laiko, jeigu jūs, pavyzdžiui, neplanuojate to atlygio peržiūrėti. Tai yra visiškai fair. Bet čia irgi yra indikacija, tu siūlai pusantro, kandidatas sako, aš be 3 mėnesių ir jis yra namų darbus. Tai kažkur klešas, kažkas netitinka, ne? Kažkur gal užsišaukė per didelį atlyginimą ir visai tas pusantro gal ir būtų neblogai, jeigu Vytautas vadovas. Bet čia yra indikacija, čia nėra tas tiesioginis veiksmas, bet šalutiniai smulkus veiksmai. Dar kiti kolegos, kas turi savo kertinį klausimą? Man patinka klausimas tokį, kurį užduodam gal vis tik ne patiem žaliausiam, ne jaunim, tik dar esantiem studentam, bet šiek tiek patyrimo, kurie turi, o daugumą atveju tokių ieškom pardavėjų, aš paprašau kandidato pateikti sąrašą, kiek gali, bet ne mažiau 10 kriterijų, kuriais jo manimu klientas renkasi tiekėją paslaugos, sakykime, to tenderio laimėtojo. Bet ką vertina klientas iš tavęs kaip būsimo darbuotojo, kaip pardavėjo, kokie punktai, elementai įtakoja sprendimą kliento. Tai žmogus parodo tokiu atveju, jam tenka parodyti tokią išmonę, mąstymo giluminį vis tik, koks tas pardavėjo darbas. Ir labai aiškiai pasimato, ar žmogus iš vis suvokia tą pardavimo procesą. Nes čia kaip ir kolegos minėjo, tikrai būna, kad matai, kad tas žmogus kandidatavo ir kitas pozicijas, jis jau netgi rinkoje žinomas, jis visur siunčia CV,
Ir visur labai gražiai šneka, iš tikrųjų atvykęs į pokalbius, nes moka save pristatyti, o po to pasirodo tuščia viduris. Labai puikus klausimas. Kas dar, ko nepaklibinau? Galbūt dar iš to, ką kalbėjom, vėl prisiminiau iš esamų likusių darbuotojų, tai kas kol kas nesumelavo, tai yra, kad ir maža ta patirtis, galbūt pardavimas, tai yra rezultatai. Kaip sekėsi, kokie tie rezultatai? Ir man asmeniškai labiausiai kol kas tai yra, ar žmogus yra tas, kuris vykdo normatyvus, ar jos lūkesčius, kaip sakyti, permuša. Tai kol kas tie, kurie liko, tai realiai yra tie, kurie būtent taip ir elgesi. Tai vienas iš tokių klausimų, kas man, ir jeigu jūs dar turėsite, tai kelkit ranką, duosiu pasakyti, jeigu minčių turit. Vienas, man atrodo, toks esminių dalykų, nuo ko reikėtų pradėti, tai vėlgi, kodėl tu turėtum gauti šitą darbą. Ir vėl, čia lygiai tas pats tušinuko principas. Arba tu nesakyt, kad aš esu gražus, fainas, reiškia minkštas, pūkuotas ir daug rezultatų darau. Ar iš tikrųjų ieškot problemą, kurią pats galėtum išspręsti tai kompanijai, jeigu tu ją matai. Kaip sakyt, matau, kad pasisklinta pardavimai ten iš apyvartų, iš dar kažko, tai reiškia, matau, kad produktai pasiskeitis ir taip toliau. Tai ta pardavimo proceso patirtis, ką mes kalbėjome apie tikslus, tai labai svarbus dalykai yra tie patys KPIs ir konversijos, kurios vyksta. Tai vat papasakok, kaip tave matuodavo? Kokie tavo, reiškia, būdavo, reiškia, rodikliai, kuriuos tu turėdavai pasiekti? Ne eurus ten galutinė, bet tarpiniai kokie. Aha, kaip tu juos darydavai, kiek ten procentų, nes tai yra labai svarbu ir tu tada supranti apie žmogų, ar iš tikrųjų jisai dirbo pardavimų procese, jis tiesiog kažką tai darė, bet kaip ir niekam nebuvo svarbus ir procesas, bet svarbu rezultatą atnešė ten tą nušautą, reiškia, žvėrį kažkokį sumedžiotą. Kas dar svarbu, sėkmės ir nesėkmės. Man tai įdomu ir nesėkmės labai pasigilinti, nes tada žmogus vėlgi pasako apie tai, kas jam nesisekė, nepasisekė ir ką jis matė tam procese. Sunkiausias pardavimas istorijoje, vėlgi, lai papasako, kiek ten tą metų medžiojo tą klientą, ką ten jisai darė, kaip jis nėrėsi iš kailio ir kaip tas procesas atrodė, kur buvo sunkumai, ar kažkur adaptavaisi, ką tu keitei procese, etapuose, kad tas pardavimas galutinai pavyko. Rezultatai ir vėlgi, kas jų padėjo pasiekti. Ar tai buvo kažkoks tai bendras ir kolegų, ar tai kažkokie tai pokyčiai, vėlgi, rinkodarai, strategijoje, darbė su klientais, kas padėjo pasiekti rezultatų. Dar toks įdomus klausimas, vėlgi, kai atitolina tą pardavėją nuo vadovo, jis tada liktai toksai lankstesnis ir labiau kalbantis tampa, kaip tave apibūdintų tavo kolega? Kaip tavo kolega Jonas, ką apie tave galėtų papasakoti? Rekomendacijos man labai svarbu neraštiškos, ten Jonas labai buvo fainas, bet man labai svarbu kontaktai, telefonas, vardas, pavardė, klientai, pavyzdžiui, keli. Aš tai labai mėgstu pasiskambinti žmonėms, paklaus, kaip jiems sekės, kaip jis dirbo kaip pardavėjas, kaip vadybininkas, kaip jis tą santykį palaikė, kaip ar pavykdo jam apselint kažką, tai papildomas paslaugas ar produktus parduoti. Ir taip pat buvę vadovai tokių turi, su jaunesniais, aišku, tas yra sunkiau, bet jeigu daugiau patirties, tai tikrai turi buvusių vadovų, kurie vienaip ar kitaip galėtų tą patį žmogų parekomenduoti. Paskutinį klausimą dar kokį nors iš jūsų, kurį galėčiau atsakyti. Nes radio man sakė, kad liko minutė laiko, tai pabandom. Tai jeigu kils dar kažkokių klausimų papildomų, tai drąsiai galite susijungti LinkedIn su manim, pabandysiu atsakyti asmeniškai, kartais nedrąsu prie visų ir noriu padėkoti už laiką ir geros paskutinės sesijos likusios šiandien kartu ir iki sekančių susitikimų. Esu Karolina Ignatavičiūtė, dirbu organizacijai Teltonika Energy, esu žmogiškųjų išteklių skyriaus vystymo vadovė ir šiandien su jumis pasidalinsiu gerosiamis praktikomis ir patirtimis, kaip
išlaikyti, kaip pritraukti, kaip atpažinti, kaip atrinkti tinkamą pardavimų žmogų. Ir kalbėsiu iš tų patirčių, kurias sukaupėme Teltonikos organizacijai. Nieko nelaukiam, pradedam dėl to, kad laikas iš tikrųjų greitai prabėga. Ir startuojant nuo pagrindinių kanalų, tai išskirčiau 2 pagrindinius šaltinius, kuriais pavyksta pritraukti, gauti kandidatų, tai vidinį ir išorinį. Vidinis kanalas būtų mūsų organizacijos komandos narių rekomendacijos. Tai mūsų darbuotojai rekomenduoja profilius, kurie jų nuomonė, pirmiausia, jų vertinimų bus sėkmingi organizacijos aplinkoje, sėkmingai dirbs. Ir antras dalykas, jie patys su šitais žmonėmis norėtų dirbti ir turėti, tą profesinį santykį, darbinį santykį. Ir tikrai didelė dalis rekomenduotų žmonių sėkmingai prisijungia ir tampa sėkmingais mūsų organizacijai. Tačiau Teltonikos ambicijos yra didelės ir 2024 metų tikslas yra pasamdyti 2000 talentų visame pasaulyje. Tai tikrai nepakanka rekomendacijų, reikia dar iš kažkur gauti tų talentų. Tai pagrindinis kanalas išorinis būtų LinkedIn platforma, joje mes viešiname skelbimus, darbo pozicijų skelbimus, kurie leidžia pritraukti ne tik Lietuvos talentus, bet ir viso pasaulio talentus. Ir taip pat mūsų atrankų profesionalai, jie LinkedIn medžioja ir stengiasi atrasti pasyvius talentus. Ir iš tikrųjų LinkedIn profilis jisai yra šiek tiek išsamesnis negu CV, nes tu gali matyti ir kandidato karjeros kelią, bet to pačiu tu gali matyti, o kas domina kandidatą, ką jis skaito, kas jam rūpi, o kokį turinį jisai komentuoja, o galbūt kokį turinį jis kelia pats į LinkedIn platformą. Tai čia tipsas, ar ne, persižvelgti savo LinkedIn profilį ir pasianalizuoti, ar tikrai pakankamai išsami informacija, ar tikrai nereikėtų kažko papildomai pridurti, kad tas atrankų profesionalas, užėjęs į talento profilį, norėtų jum parašyti, ar ne, ir matytų, jog jūs turite tam tikrą patirtį, tam tikras kompetencijas. Ir tada keliaujant prie kitos potėmės apie atrankos etapus, kuriuos mes turime organizacijos viduje, tai juos išskirčiau 2 pagrindinės dalis, tai yra kandidato CV vertinimas, profilio vertinimas ir interviu etapai. Tai jeigu sėkmingai gebėsite įvertinti gyvenimo aprašymą, kandidato profilį, tikrai sutaupysite daug laiko, nes nereikės gaišti laiko su netikslingais kandidatais interviu etapuose. Ko mes tikimės rasti kandidato CV, ar ne, aprašymą, ypač pardavimų vadybininko aprašymą. Tikrai turėtų būti nurodyta, ką jis darė, kokios pagrindinės atsakomybės buvo kiekvienoje darbo pozicijoje, kaip jis tai darė, kokius procesus, kokius metodus, metodologijas, ką jis naudojo, kad tai būtų pasiekta. Ir tada trečia dalis, koks gavosi rezultatas iš to, ką jis darė ir kaip jis tai darė. Ypač trečioji dalis pasiekimų rezultatų dalis būtinai turi atsispindėti gero pardavimo vadybininko CV. Nes geras pardavėjas, jis niekada nepraleis progos pasidžiaugti ir pasidalinti tuo, ką jisai yra pasiekęs. Prie CV vertinimo aš taip pat priskirčiau ir motyvacinio laiško vertinimą, skaitimą ar ne, ir tai iš tikrųjų šiek tiek papildo kandidato CV. Motyvaciniam laiške talentas gali ar ne plačiau nurodyti, kodėl jis yra pats tas tinkamiausias jums kandidatas, kodėl jisai renkasi jūsų organizaciją, kokias kompetencijas ir patirtis jis gali jums atnešti. Tik šiuo atveju neretai susiduriama su visiškai dirbtiniu būdu pagamintų motyvacinių laiškų. Tai čia būtų tipsas kandidatam, kurie rašo, tikrai rašykit motyvacinį laišką, tačiau galbūt rašykit jį paprastesniais sakiniais, paprastesniu tekstu, tačiau nuoširdžiai ir su savomis mintimis, o ne dirbtiniu intelektu sugeneruota. Tai praėjus šituo CV ir motyvacinių laiškų vertinimo etapus, tinkami kandidatai, kurie jau iš CV pasirodo stiprus ir potencialus, mes kviečiame juos į interviu etapus. Interviu būna
arba 2 arba 3 etapai, kuriuose dalyvauja atrankų profesionalas ir samdantis vadovas. Vėlgi pagal poreikį, pagal kiekvieną atvejį mes nusprendžiame, ar reikia papildomos užduoties skirti kandidatui, ar reikia papildomai vertinti jo reprezentacinius gebėjimus, galbūt reikia vertinti šalto skambučio gebėjimą. Tai vėlgi tai yra individualiai nusprendžiama atsižvelgiant kiekvieną kandidatą. Na, o tą galutinį sprendimą, ar teikti darbo pasiūlymą, vienodų santykių priima tiek samdantis vadovas, tiek atrankų specialistas. O norint užtikrinti tą sėkmingą, paprastą, lengvą atrankos procesą kandidatui, mes laikomės kelių susitarimų. Tai mes būtinai pirmo etapo metu pristatome kandidatui, kokie atrankos etapai jo laukia, kiek tai gali trukti. Taip pat stengiamės užtikrinti patogią atranką kandidatui, tai derinamės prie jo lūkesčio dėl datos, dėl laiko, dėl vietos susitikimui. Ir taip pat, jeigu kandidatas dalyvauja bent jau viename etape, mes duodame jam grįžtamą į ryšį dėl mūsų sprendimų. Tai šitie irgi yra labai svarbus etapai, organizuojant atrankas. Nu, keliaujant prie atrankų priemonių, tai noriu pasidalinti, jog Teltonika yra įsidiegusi SAP Success Factors platformą, kuri vienyje visus pasaulio Teltonikos organizacijos atrankų profesionalus. Taipogi joje yra visų kandidatų į Teltonikos aplikavusių CV vienoje vietoje. Šita platforma taip pat padeda efektyvinti atrankos procesą, padeda apjungti visus atrankos dalyvius, jie gali matyti kandidatus, atrankos etapus, gali skaityti grįžtamą į ryšį apie kandidatą. Ir iš kitos pusės šita platforma padeda užtikrinti patogų, informatyvų kandidato dalyvavimą atrankos procese, nes kandidatas laiku gauna informaciją apie atrankos eigą, vėliau jis gauna informaciją apie įdarbinimui reikalingus dokumentus, tam tikras įdarbinimo dalis, ir tai vėlgi padeda užtikrinti tą efektyvų ir patogų ir kandidato dalyvavimą atrankos procese. Ir kita priemonė, kurią naudojame Teltonikos organizacijoje, tai yra kandidato vertinimo lentelė. Mes ją susikūrėme, stebėdami sėkmingus Teltonikos organizacijos pardavėjus, kokias savybės jie turi, kokias kompetencijas stiprias jie turi, ir pasigrindžiant tomis išvadomis buvo suformuota vertinimo lentelė, kuri atrankos metu padeda tiek atrankų profesionalui, tiek samdančiam vadovui objektyviai įvertinti kandidato savybės. Tikriausiai norit klausti, kokiųgi savybių Teltonika ieško, ar ne, tam sėkmingame kandidato profilyje, talento profilyje. Tai galiu pasidalinti keliomis. Tai būtų medžiotojo tipo savybių, mes ieškom, kas tai yra didžiulė orientacija į tikslą, didžiulė stipri vidinė motyvacija ir stiprus polėkis. Ir antroji labai svarbi savybė, didžiulis ryžtas, kuomet talentas susiduria su sunkumais. Patys žinot, jog pardavėjo pozicijoje tikrai iššūkių netrūksta. Tai šita savybė gebėti išlikti optimistišku, pozityviu ir gebėti netgi pasisemti patirties iš tos nesėkmės yra stipraus kandidato savybė. Ir iš esmės, juk tos sudėtingos situacijos, jos ir labiausiai augina žmogaus kompetencijas. Tai atrankų metu mes stengiamės išsigryninti, ar yra pas kandidatą jos, ar galbūt jas reikėtų auginti ir stiprinti. Kalbant apie būdus, kaip Teltonikos organizacija didina savo žinomumą tarp talentų, tai viskas be abejo prasideda nuo tikslaus, sėkmingo darbo skelbimo. Jisai turi atitikti, jo pavadinimas turi atitikti tą poziciją, kurios ieško, tai labai svarbu išsigryninti tikslų pavadinimą, jog jum aplikuotų tie kandidatai pagal tinkamą pavadinimą. Taip pat be abejo svarbu nurodyti, kokių kompetencijų jūs tikitės, kokio profilio jūs tikitės. Ir labai svarbu nurodyti,
o kągi kandidatas, naujokas, talentas prisijungęs prie jūsų organizacijos gaus, ras, ar ne? Organizacija, aš nekalbu apie darbo užmokestį, aš nekalbu apie papildomas naudas, aš kalbu apie organizacijos kultūrą, apie jos vertybės ir viziją. Šitos dalis, šitos kategorijos yra tikrai svarbios šių dienų kandidatams. Esant strategijos ar nekryptis, tai visi mūsų skelbimai, jie yra viešinami mūsų karjeros puslapyje. Jame galima rasti ir Lietuvoje ieškomų kandidatų profilių ar ne, vakancijų, ir visame pasaulyje, kokių Teltonika ieško žmonių ir pozicijų. Ir ateityje mes siūsime naujienlaiškius užsiregistravusiam kandidatam apie organizacijos naujienas bei apie naujai atidarytas pozicijas. Taip pat organizacija kuria įdomų turinį įvairiuose socialinėse erdvėse, tai būtų galbūt labiausiai norėčiau paminėti LinkedIną, tai vėlgi ta sklaida apie sėkmes organizacijos viduje, sėkmingus karjeros pokyčius organizacijos darbuotojų, iš esmės kasdienybė organizacijos viduje. Tai yra išties įdomus ir galimai tai gali padėti jums pritraukti kandidatus ir talentus į savo organizaciją ir leidžia šiek tiek labiau susipažinti išorės žmonėm, išorės visuomeniai su tuo, kas vyksta jūsų organizacijoje. Tai vėlgi tai yra irgi svarbi dalis, norint turėti talentus savo organizacijai. Na ir paskutinis būdas yra aktyvus dalyvavimas karjeros dienose, aktyvus dalyvavimas universitetų veiklose, aukštųjų mokyklų veiklose. Organizacija Teltonikos yra įkūrusi 2 akademijas, B2B akademiją, kurioje keletą mėnesių praktikantai, studentai, kandidatai gali išsibandyti pardavėjo poziciją ar ne, susipažinti su tam tikrais niuansais. O taipogi yra antroji akademija, IoT akademija, kuri leidžia studentam, praktikantams susipažinti su inžinerinėmis pozicijomis ir vėlgi susidaryti tam tikrą supratimą ir suprasti, ar tai yra tas sritis, kurioje norėčiau save realizuoti ir matau savo gyvenimo ateitį, ar galbūt kažkur kitur turėčiau ieškoti savęs. Keliaujant prie kitos potėmės, ar ne, apie nesėkmingus ir sėkmingus įdarbinimus, tai nesėkmingais įdarbinimais pavadinčiau visus tuos atvejus, kai darbuotojo lūkesčiai nesutapo su reikalingu pastangų kiekiu ir laiko vertinimu, norint pasiekti rezultatą. Atrankų metu, pokalbių metu atvirai daliname su kandidatais apie šitos pozicijos iššūkius, apie tai, kiek ryžto ir kiek pastangų reikės, norint būti sėkmingais pardavimų vadybininkais. Tačiau taip pasitaiko, kuomet galbūt ne iki galo pavyksta išsigryninti šitas esminės kandidato savybės, o galbūt kandidatas šiek tiek pervertina save. Ir eigoje paaiškėja, kad vis dėlto gal tai nėra jo sėkminga pozicija. Taip pat labai svarbu yra tinkamai pristatyti darbo sąlygas, aplinką, atmosferą. Atrodo, toks paprastas niuansas kaip darbas iš biuro ne visada gali atitikti kandidato lūkestį. Tai vėlgi arba netinkamai būna perteikta ta aplinka, ta atmosfera, arba galbūt pats kandidatas dar niekada nėra turėjęs patirties dirbant biure ir jisai neįsivaizduoja, kas tai per aplinka ir kas tai per pozicija. Tai šituo atveju šią riziką galima šiek tiek sušvelninti, leidžiant finaliniam kandidatui bent jau keletą valandų galbūt pašešėliauti prie pardavimo vadybininko, ar ne, kuris dirba jūsų organizacijoje, leisti jam pamatyti tą tikrąją virtuvę, tuos tikrus šaltus skambučius, tuos tikrus susitikimus su klientais, ar ne. Tai vėlgi tai priartina kandidatą ir jam pasidaro dar aiškiau, kur jisai nori pradėti darbuotis ir kas tai būtų per aplinka. Ir taip pat esame patyrę nesėkmių tuomet, kuomet nepavyksta tinkamai
perteikti pardaviminio būdo mums reikalingo, ar ne? Tai čia galbūt dažniausiai kyla iššūkių su šaltų skambučių reikalingumų pobūdžiu ir be abejo tai dažniausiai kelia daugiausia sunkumų tiem kandidatam, kurie niekada nėra darę šaltų skambučių. Ir kaip šitą riziką būtų galima stengtis suvaldyti arba sumažinti, tai atrankos metu susimuliuoti, ar ne, tą šaltą skambutį, įsivertinti, kaip kandidatas reaguoja, kaip jisai komunikuoja, ar jisai savim ir toliau pasitiki, ar jisai randa ką atsakyti, ar jisai pasako, ne, dėja, atsiprašau, aš nepasiruošęs. Bet vėlgi, net ir sėkmingas pasirodymas atrankos metu nebūtinai reiškia, jog tas kandidatas taps ir sėkmingų pardavimų vadybininku. Na, kalbant apie sėkmingus įdarbinimus, ar ne, tai mūsų nuomonė sėkmingi kandidatai yra visi tie, kurie nepasiduoda pernelyg anksti ir turi kantrybę sulaukti, kol jų pastangų kiekis pasiveja rezultatą. Ir tas rezultatas gali atsispindėti per 3 skirtingus faktorius, per 3 skirtingas prizmes. Tai pirmasis rezultatas be abejo tai yra bonusai. Tikrai, pardavėjam už pardavimus, už rezultatus turi būti mokami ir išmokami bonusai. Antras, pardavėjų gali būti galimybė kilti karjeros. Teltonikoje sėkmingiam pardavėjam, kurie turi potencialo tapti lyderiais, turi tam tikrų kompetencijų, skillsų, mes suteikiam galimybę, jeigu jie nori, ar ne, tapti pardavimų grupės vadovų ir tada jau dalinti savo gerąją praktiką, patirtimi ir auginti pardaviminius žmones. Ir trečioji sėkmės sritis taipogi būtų net ir tuomet, kuomet talentas išsibandęs pardavėjo batus, supranta, jo galbūt tai nėra šiai dienai jo sėkminga pozicija, jisai atranda save Teltonikos organizacijos viduje kažkur kitur, kitoje srityje, kitame galbūt skyriuje. Vėlgi aš tai irgi pavadinčiau kaip sėkmingų darbinimu. Na ir keliaujant prie paskutinės potėmės, tai kaipgi reikėtų ieškoti to gero pardavėjo? Ogi taip, kaip visais įmanomais būdais, aktyviai, pasyviai, per savus, per rekomendacijas, gyvenime. Ypač turbūt atrankų profesionalai, jie turi tokį analitinį filtrą ir bent jau aš, uždariusi biuro duris, negebu to filtro išjungti ir bendraudama su žmonėmis, atrodo, skenuoju ir bandau suprasti, galbūt šitas žmogus, šita asmenybė būtų tinkama mano organizacijai. Galbūt jis turi tam tikrų savybių, kokių mums šiai dienai reikia. Tai turbūt tiek atrankų profesionalai, tiek samdantis vadovai turėtų visą laiką išlikti akyli ir stebintis ir analizuojantis aplinką, nes, na, tą gerą pardavėją, tą gerą talentą tu iš tikrųjų gali sutikti visur. Taip pat labai svarbu yra nenuvertinti kandidato su išankstinėmis nuostatomis, ar skaitant CV, ar vertinant pirmą susitikimą, pirmą interviu. Nes taip, turėti kategorijas ir turėti tą, na, vertinimo, ar ne, visą strategiją tikrai ypatingai svarbu, tačiau vėlgi reikia mokėti kitų kampų pažvelgti kandidatą ir nebūtinai pagal tą pirmą vertinimą, ar ne, jį galbūt užbraukti arba iš karto perkelti į sekantį etapą. Tai vat, būti kritiškais, bet suprasti, jog galbūt tas ne visai sėkmingas pirmo etapo pasirodymas, pokalbio pasirodymas buvo įtakotas kažkokių faktorių, kurių mes nežinome šiai dienai, ar ne? Tai vat, na, gebėti ne visada turėti kažkokias išankstinės nuostatas ir kartais netgi suteikti šansą, antrą šansą kandidatams. Ir kaip dar galite ieškoti gero pardavėjo, tai kuriant aplink save kontaktų tinklą, dalyvaujant įvairiuose konferencijose, mokymuose, bendraujant su skirtingais žmonėmis, skirtingose aplinkose, tai irgi gali padėti jums
atrasti, pritraukti ir jūs patys turite nešti žinią apie savo organizaciją ir skenuoti aplinką. Kalbant apie tinkamo kandidato, tinkamo pardavėjo atradimo ar ne specifiką, tai čia labiau norėčiau kalbėtis apie galbūt patirtį atrankose. Tai labai svarbu nuo pirmo galbūt to paties skambučio kandidatui, pirmo susitikimo, interviu etape padėti atsipalaiduoti kandidatui, padėti jam nusiraminti ir jūs tada galėsite bendrauti su tikru kandidatu, su tikruoju juo, o ne su kažkokiu tai kandidatu su tam tikra kaukė. Tai labai svarbu padėti nusiraminti kandidatui. Taip pat svarbu atrankų specialistui gebėti palyginti kandidatus iš turėtų jau patirčių, iš turėtų pokalbių, iš turėtų interviu, iš turėtų profilių. Kažkaip bandyti juos sukategorizuoti pagal tam tikras savybės, pagal tam tikras kompetencijas, pabandyti įsivaizduoti, kuriai kategorijai tas kandidatas galėtų būti priskirtas ir ar jis gali būti sėkmingas jūsų organizacijoje. Ir iš esmės tai darbinimo sėkmė, jinai priklauso nuo vidinių kandidato savybių, ambicijų ir atvirumo ir nuo profesionalo, atrankų profesionalo gebėjimo girdėti, jausti ir užduoti klausimus. Visas atrankos procesas turėtų kurti partnerystės ryšį tarp kandidato ir tarp organizacijos. Nes abi šalis yra suinteresuotos išsigryninti 3 pagrindinius dalykus. Tai yra lūkestį, gebėjimus, potencialą ir viziją. Tikslą, ar ne? Ir jeigu kandidatui ir organizacijai pavyks rasti 3 sąsajos šiuos taškus, tuomet įdarbinimas bus sėkmingas. Taip pat pastebėjau, jog kandidatai, kurie galbūt gyvenimo tam tikruose etapuose ar kelyje turėjo iššūkių, buvo galbūt tie etapai sudėtingesni, neretai jie būna labiau užgrūdinti gyvenimo ir tai jiems padeda pasiekti geresnį rezultatą. Jie iš vidaus turi didžiulį norą pakeisti galbūt savo gyvenimo kelią ir tapti sėkmingesniais. Tai vėlgi atkreipiu dėmesį ir į tai vertindama kandidatą. Ir taip pat pasiklausiu kandidatų, o ką jie veikia laisvų laiku, kokiomis sporto šakomis jie domisi. Ir neretai tie sėkmingi pardavimų vadybininkai, jie labai mėgsta komandinį sportą, komandinius žaidimus, krepšinį, futbolą, tinklinį. Jie būna tie lyderiai, jie būna tie rezultatyviausi žaidėjai, nes tai jau eina iš asmenybės vidaus. Tai būtinai pasiklausiu apie jų laisvalaikį ir iš esmės kalbant su kandidatu, su tikru pardavėju, jūs turbūt nuo pirmos minutės pajausit, jog jis spinduliuoja pasitikėjimu savimi, jis spinduliuoja drąsumu ir su juo yra labai paprasta komunikuoti, jis yra laisvas, jis yra atsipalaidavęs. Tai jau gali būti tie faktoriai, tos žalios vėliavėlės, kurios jums gali pradėti signalizuoti apie tą pardavėją, kuris jūsų organizacijai gali būti sėkmingu. Ir kalbant, kaipgi išlaikyti gerą pardavimų vadybininko organizaciją, ar ne? Tai ar pardavėją, ar kitos pozicijos komandos narį išlaikyti padeda tinkama, kokybiška komunikacija apie organizacijos strategiją ir viziją. Jeigu kiekvienas organizacijos komandos narys žinos, kodėl jis tai daro, kodėl jam yra toksai tikslas iškelti, kokią pridėtinę vertę jis įneša į bendrą organizacijos paveikslą, tas žmogus norės būti lojaliu jūsų organizacijoje. Taip pat kalbant apie pardavimų vadybininko poziciją ir šituos komandos narius, jiem yra svarbu, jog organizacijoje būtų sveika konkurencija. Nes jie nori išsiskirti iš kitų, jie nori būti geriausiais, jie nori atnešti daugiausiai pardavimų. Tai turėti sveiką konkurenciją irgi yra svarbu, norint išlaikyti
pardavimų žmonės. Ir be abejo, atlygis turi sieti su rezultatais. Šiuo atveju Teltonikas savo pardavimų vadybininkams siūlo nelimituotus, neribotus, be lubų bonusus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pardavėjas gali užsidirbti tiek, kiek jisai nori, kiek jam reikia. Ir jo rezultatas visiškai yra jo paties rankose. Ir taip pat... Gal galėtume rezimuoti ir tada gal galėtume sugrįžti į bendrą erdvę. Gerai. Gal dar paskutinį noriu faktorių paminėti, kurį yra svarbu užtikrinti savo organizacijai, tai kad pati organizacija turi valdyti motyvacinius faktorius, turi kurti, tobulinti savo procesus, turi kurti naujus produktus ir būtent tokia aplinka leidžia augti komandos nariams. Tai galbūt, jeigu turit klausimų, juos galėtumėt užduoti dabar, nes kaip ir turim klausimų atsakymų sesiją, kur tikrai drąsiai galit klausti dabar bendrai visų. Arba specifiškai klausti kažkurio lektoriaus. Tai vienas iš klausimų, kur aš norėjau kaip ir Ingai užduoti, bet tuo pačiu gal kitiems bus aktualu. Tai čia liečia nuotolinius darbuotojus. Tai yra, kai turi komandoje ne tik tai vietoje ofise dirbančių žmonių, bet turi ir nuotoliniu būdu dirbančius. Tai toks galbūt irgi iššūkis, su kuriuo susiduriu, tai yra išlaikyti jų motyvaciją, tą įsitraukimą į komandą, nes vis tiek yra vienas dalykas, kad tu ofise nueini kavytės pagerti, pasikalbė, klausimas. Kitas dalykas, kai jis yra nuotoliniu ir jis tokia kaip ir atskirti jaučia. Tai ar tai turi būti, aš stengiuosi, aišku, palaikyti nuolatinį bendravimą, one-on-one susidaryti dažniau, bet gal kažkokie tipsų yra iš patirties. Čia man konkrečiai klausimas buvo nelabai sprendžiamas. Ne, tai čia ir paskutiniam buvo šitam paskutinė elektra, bet tos šiaip visiems, nežinau, gal sakau. Aš galiu, kadangi jau atsimutinau, tai galiu pakalbėti. Aš, pavyzdžiui, turiu šiuo metu savo komandą išdėstytą per Vilnių, Kauną, Rygą ir Italiją. Tai va, taip atrodo lokacijų prasme. Tai ką mes darom, tai turim, aišku, savaitinius catch-upus su kiekvienu komandos nariu, turim savaitinį susitikimą visos komandos. Ką dar galima daryti tokiais atvejais, tai daryti, kaip sakot, kavutės negali pagerti, tai gal galim pasidaryti, nežinau, kartu pietus ir online, nežinau, kartą į mėnesį pavalgyti, kaip pavyzdys. Gal galim nuskristi ir turėti buildingą kažkurio iš lokacijų visi kartu, ar ne? Ir, taip, tai nebus ta kasdienė kava kartu, bet irgi gal paklausti žmonių, kiek jiems patiems to reikia, ar ne? Kokių jie būdų matytų, ar ne? Kaip tą bendruomeniškumą turėti. Gal kažkokią turėti neformalią grupę, nežinau, kur dalinatės ne tik darbiniais dalykais, kad to bendrumo būtų daugiau. Tai aš tokių patarimų galiu duoti, nes manau, kad čia dažna problema ne tik tai dėl nuotolinio darbo, bet ir kai komandos lokacijų prasme gal labiau yra išsibarščiusios. Karolina, manau, irgi galėtų pakomentuoti, nes Teltonikoje, kiek žinau, lokacijų labai daug turi. Taip, lokacijų turime ir dėl to ir siekiame turėti biurus skirtingose lokalėse, kad vis tiek žmonės, komandos nariai galėtų ateiti į bendrą erdvę, galėtų dirbti kartu. Tai kai atsiranda didesnis skaičius komandos narių kažkur kituose centruose, kitose šalyse, būtinai darom fizinį ofisą, ar ne, į kurį galėtų ateiti komandos nariai ir kartu dirbti. Bet tikrai palaikau tą mintį, jog turim tokią situaciją, ar ne, tai tas ir kavos, arbatos išgerimas gali būti virtualus. Tai reiškia, kad jūs galite pasijungti, ar ne, ir kartu aptarti dalykus, kartu papietauti, pavakarieniauti, išgerti kavos, ir taip tą kasdienybę perkelti į virtualią realybę. Turbūt aš dar prisidėsiu, išgirdau, kad kalbate apie nuotolinį darbą. Įdomu, koks procentas nori ateiti pas jūsų į tą ofisą. Nes mes susiduriam su ta problema, kad tiesiog žmonės yra pripratę dirbti iš namų, yra žiauriai patogu ir važiuoti į ofisą, gaišti laiką kamščiuose, ten, nežinau, tam tikrus reikalus, tarkit po to ar kažką. Tai kaip prisivilioti grįžti į ofisą žmonės. Nesakom, kad visą tą laikotarpį mes jau taip
lengvai ir lankščiai žiūrim į tą klausimą, bet vis tiek norint sukurti tą komandos jausmą ir komandiškumą, tikėtina, kad vis tiek susibūrimas turi būti ir geriausia vieta turbūt ofisas arba team buildingas. Aš tai asmeniškai atrankų metu kalbuosi su kandidatais ir pristatau, kad tikrai pirmus mėnesius pageidavimas yra dirbti iš biuro, dirbti su komanda, su vadovu, ar ne, o vėliau palei kiekvieno individualaus darbuotojo gali nuspręsti, ar leisti keletą dienų, ar ne, hibridiniu būdu padirbėti, ir vis dėlto darbuotojui geriau sekasi dirbti iš biuro. Tai niekada neprižadu, jog bus galimybė, bet informuoju, jog individualiai pagal kiekvieną yra galimybė turėti tą pasirinkimą. Tai ačiū už tokį komentarą. Matau, kad mes truputį viršėjom laiką, bet jeigu turėsit dar daugiau klausimų, tai galite rašyti ar tai į asociacijos puslapį, ar patiems lektoriams. Ir taip pat tik noriu priminti, kad mes turim labai įvairių renginių pačioje asociacijoje. Tai turime tiek webinaro formą, kaip turime dabar, tiek turime ir fizinių Kaune, Vilniui, ir vasario 20 dieną turėsim Panevėžyje su Dariu Pietariu. Tai Panevėžyje renginys bus skirtas būtent Panevėžio regiono pardavėjams, tam, kad suprasti, ko jiems reikia, kaip galbūt asociacija galėtų prisidėti prie jų geresnių rezultatų. Vilniui turėsim vasario 21 dieną renginį kartu su Kotryna Kurt apie LinkedIną, kaip jį išnaudoti efektyviai pardavimams, apie strategijas. Tai vėlgi, jeigu norit, galite prisijungti. Ir kovo 1 turėsim renginį Vilniui, bet skirtą tik tai asociacijos nariams, nes bus visuotinis narių susirinkimas ir tuo pačiu kalbėsim apie dirbtinį intelektą pardavimuose. Tai jeigu dar nesekat asociacijos, kviečiu pasekti ir atsirinkti jums aktualias temas, aktualų turinį, o tie, kas turi darbo skelbimus ir ieško proaktyvių pardavėjų, tai kviečiu susikontaktuoti šio klausimu, nes turime įvairių kanalų, kaip būtų galima pasidalinti jūsų darbo skelbimais. Tai ačiū labai lektoriams, ačiū dalyviams ir tada iki kitų kartų.